Kas čia dabar yra prie meno vartų? Eidė, eidė. Nėra! Grįžtam! Ranka. Baigės, va! Kaip gaila, kai jums sunkiai sekas, pralošėt. Atsitraukit, Tokia nelaimė. Trauksi kiaulę. Nu, ir rėkai Rudenį visi į poras, Petras Lausus prie Barboros, Romas sukasa pieoną, Marijona milijoną, duotų jai nors milijoną, nepeleisi niekam Jono, čia ir Pranas su Maryte, ruošis vestuvės daryti ir be to morkienės kastę. Mano gintaučiokas vesti žodžių šitokios naujienos. Rudenį trumpėja dienos, bet ilgesnės daros naktys. Ir mėgiotėm ima sektis, tas pažiūri, tas paklausia. O nuo to į akį gausi, pakalbėk tik tai gražiuoju. Žiūriu, nefilmuojam, to ir lenda prie mamytės. Ta Marytės, ta Monytės, dukterų turėk nors 100. Registruoj visas iš 100. O! Aha! Marytė! Onytė! O! Kastytė! O! Ronytė! Rudenį šaltesnis oras, visi būrėsi į poras, tik tamošius be kepurės, savo poros lig šiol neturi, nors visi aplinkui juda, bet tamošius lėto būdo. Pats į lauką, pats į tvartą, pats sau kepa, pats sau verda, pats mazgoja savo podynę. Ko tu čia klausai? Čia buvo mano lūs. Žodžiu, trūksta gaspadinės. Dėdės galva neburokas, dėdė pakalbėti moka. Tavo šiau tikras laužas, kol tu su avim tom gniaužais. Argi čia tau vyro darbas, Vilnas kirpas, goti darbas, prižiūrėtis vištą, kad į balą, kur per plyštum. Ko žiopsai taip nusiminęs, matau reikia gaspadinės. Šitų vyras kaip ridikas, taip kalbėjo Dėdė Mikas taip kalbėjo ir kalbėjo net vėjo. Nes tamošius viską girdi, žodžiai krinta jam į širdį, o širdis iš medžio tik svarbu padaryti pradžią. O toliau eitų savaime, bet tamošių ima baimė. Gaspadinė geras daiktas, bet piršlybos tos prakeiktos. A, kad taip šitai be piršlybų atradai ir raukai grybą. Lietuvoj tokia jau tvarka, jeigu nori vesti mergą, tai prieš tai reik lošti kvailį, nuvažiuot šaipytis meilį, kvailus išmislus kalbėti, glamonėti mamą tėti, kol išdrįs jie pažadėti, krečivėną pakurėti, taip tamošius savo galvoja, mintis užė jam galvoja, vis tik eiti nenorėjo, ojoj, kad ir jam
eilė atėjo. O štai be pusės ziokui, jis gerai kalbėti moka. Turi laikraščių ir knygų, jokius kristi jam bepiga. Kas nustebins dėlė mano, mūsų rodo arba prada. Viską jie gerai išmano, viskas, o tamošius, kaktą rauko, prakaitą nuo veido brauko. Kiekvienam tamošiui vargas, ojoj, sukinėtis apie mergas. Pamogo didikas neatstoja, baras rankomis mosuoja, tu bijok nors dievo vaikia, gaspadinės goltų reikia. Kitą savaitę važiuoja, didikas suka ūsus, o tamošiui iš ūsus papa užėmė gerklėje. Teismo valanda atėjo, agėdulį duok pakajų. Ojoj, tai važiuosime ar ką jau? Ojoj, tatararam, 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 tatararam. Tamošius vyras rimtas, jis nemėgsta žodžiais imtis, baigė šneką nemalonę, ojoj, ėmė ruoštis į kelionę. Bičianiai pasklindu, avižų pilnesnis rėtis, traukė daug greičiau vežėčias, mūsų tamošius atsilošęs, blizga pusgiliais kaliošais, o šalia kaip bokštas sėdi, pasipūtęs untis dėdė, keleivis suk iš kelio, ir angyk greičiau kumelę, na ir ko taip išsižioji, juk matai piršliai važiuoja, keleivis suk iš kelio, ir angyk greičiau kumelę, na ir ko taip išsižioji, juk matai piršliai važiuoja. Labai vienas gal. Ne, jokių. Žiūrėk, ten jau viskas apfotė. Kažkas maukė, gir, gal. Čia pakalnoji specialiai. Staliau, galima skelbimą? Ne, bet taip smagiai. Tu labai vėluoji. Nemasikuok reikia, Staliau. Rytojus. Visi chebra jau atidirbo metu, tu jau. O tu dar pradedi. Jeigu Dievas bus. Išnuotas alsalimas karštas, išvaikiškos Padėkit jam pagaliukų. Padėkit malkų po galvą. Alsavimas karštas, Labai gerai. Malką pasidėk kokią išvaikiškos